Penktas skyrius – tikėjimas ir priėmimas. Kai šventoji dvasia pažadino jūsų sąžinę, jūs pamatėte, koks blogis yra nuodėmė. Jos valdžia, dėl jos atsirandantis kaltės jausmas ir vargas, ir tada jūs žiūrite į ją su pasibjaurėjimu. Jūs jaučiate, kad nuodėmė jūs atskyrė nuo Dievo ir esate supančiotas blogio jėgos. Kuo labiau stengiatės ištrūkti, tuo labiau suprantate savo bejėgiškumą. Jūsų ketinimai yra netyri, jūsų širdis nešvari. Matote, kad jūsų gyvenimą užpildė egoizmas ir nuodėmė. Trokštate, kad jums būtų atleista, būtumėte apvalytas ir išlaisvintas. Santarvė su Dievu, panašumas į jį. Ką galite padaryti, kad tai įgytumėte? Jums reikia ramybės, dangaus atleidimo, ramybės ir meilės sieloje. Pinigai negali jos nupirkti, intelektas jos įgyti, išmintis jos pasiekti. Veltui tikimasi savo pastangomis ją įgyti. Bet Dievas jums tai siūlo dovanai, be pinigų ir be kainos. Izaijo 55 skyrius, 1 eilutė. Tai jūsų, jei tik ištiesite ranką ir ją sučiupsite. Viešpats sako, nors jūsų nuodėmės būtų skaisčiai raudonos, taps baltos kaip sniegas, nors būtų raudonos kaip purpuras, taps kaip vilna. Izaijo 1 skyrius, 18 eilutė. Aš duosiu jums naują širdį ir įdėsiu jums naują dvasią. Ezekielio 36 skyrius, 26 eilutė. Jūs išpažinote savo nuodėmes ir širdyje jas pašalinote. Jūs nusprendėte atsiduoti Dievui. Dabar eikite pas jį ir paprašykite, kad jis nuplautų jūsų nuodėmes ir suteiktų jums naują širdį. Tada tikėkite, kad jis tai įvykdys, nes pažadėjo. Tai yra pamoka, kurią Jėzus mokė, būdamas žemėje, jog turime patikėti dovaną, kurią mums žada Dievas. Ji yra mūsų. Jėzus gydė žmonių ligas, tada jie įtikėdavo jo galia. Jis padėjo jiems įžvelgti dalykus, kuriuos jie galėjo pamatyti, tokiu būdu įkvėpdamas pasitikėti dalykais, kurių jie nematė, ir skatino juos įtikėti jo galia, atleidžiančią nuodėmes. Tai jis aiškiai pasakė, gydydamas suparalyžiuotą žmogų. Ir todėl, kad žinotumėte, žmogaus sūnų turint galę žemėje atleisti nuodėmes, čia jis kreipėsi į paralyžiuotąjį. Kelkis, pasiimk neštuvus ir eik namo. Mato 9 skyrius, 6 eilutė. Taip pat ir evangelistas Jonas kalba apie Kristaus stebuklus. O šitie surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo sūnus, ir tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą. Jono 20 skyrius 31 eilutė. Iš paprasto Biblijos pasakojimo, kuriame aprašyta, kaip Jėzus gydė ligonius, galime išmokti, kaip pasitikėti juo, kad nuodėmės bus atleistos. Pažvelkime į paralyžiuotojo istoriją Betsaidoje. Vargšas kenčiantysis buvo bejėgis, 38 metus nejudino galūnių. Vis dėlto Jėzus liepė jam, kelkis, pasiimk neštuvus ir eik. Ligonis galėjo pasakyti, viešpatie, jei tu mane išgelbėsi, aš paklusiu tavo žodžiui. Bet ne,
Jis patikėjo Kristaus žodžiu, patikėjo, kad jis pagijo ir nedelsdamas pabandė atsikelti. Jis norėjo vaikščioti ir nuėjo. Jis veikė pagal Kristaus žodį, o Dievas suteikė galią. Jis buvo išgydytas. Jūs nusidėjėlis, panašiai kaip ir šis žmogus. Negalite išpirkti savo praeities nuodėmių, negalite pakeisti savo širdies ir tapti šventu. Bet Dievas žada visą tai padaryti dėl jūsų per Kristų. Patikėkite tuo pažadu, išpažinkite savo nuodėmes ir pasišvęskite Dievui. Jūs norėsite jam tarnauti. Lygiai taip pat, kaip jūs tai padarysite, Dievas įvykdys savo žodį dėl jūsų. Jei tikite pažadu, tikite, kad jums atleista ir esate apvalytas. Dievas tai įvykdys. Būsite išgydyti, lygiai taip pat, kaip Kristus suteikė paralyžiuotajam galią vaikščioti, kai jis tikėjo, kad pasveiko. Taip bus, jei tuo tikite. Nelaukite, kol pajusite, kad pagijote, bet sakykite, aš tuo tikiu. Taip yra ne todėl, kad aš tai jaučiu, bet todėl, kad Dievas pažadėjo. Jėzus sako, ko tik melsdamiesi prašote, tikėkite gausią ir tikrai taip bus. Morkaus 11 skyrius 24 eilutė. Šiam pažadui yra numatyta sąlyga, kad melstumėmės pagal Dievo valią. Tačiau Dievo valia yra apvalyti mus nuo nuodėmės, padaryti mus savo vaikais ir suteikti mums galimybę gyventi šventai. Taigi, galime prašyti šių palaiminimų ir tikėti, kad juos gauname bei dėkoti Dievui, kad juos gavome. Turime privilegiją eiti pas Jėzų ir apsivalyti bei stovėti prieš įstatymą, be gėdos ar sąžinės graužaties. Taigi, dabar nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje, kurie gyvena ne pagal kūną, bet pagal dvasią. Romiečiams 8 skyrius 1 eilutė. Nuo šiol jūs nepriklausote savo, esate nupirkti didelę kainą. Esate atpirkti nuo niekingos iš protėvių paveldėtos elgsenos, nenykstančiais turtais, sidabru ar auksu, bet brangiuoju krauju Kristaus, to avinėlio be kliaudos ir dėmės. 1 Petro laiškas, 1 skyrius, 18-19 eilutės. Per šį paprastą tikėjimo Dievu veiksmą šventoji dvasia pagimdo naują gyvenimą jūsų širdyje. Jūs esate vaikas, gimęs Dievo šeimoje, ir jis jūs myli taip, kaip myli savo sūnų. Dabar, kai atidavėte save Jėzui, nenusigręžkite, nenueikite nuo jo, bet diena iš dienos sakykite, aš priklausau Kristui, aš jam atidaviau save. Ir paprašykite jo duoti jums savo dvasią ir išlaikyti jo malonėje. Tik atiduodami save Dievui ir juo pasitikėdami, tampate jo vaiku. Taip ir turite gyventi jame. Apaštalas sako, taigi, kaip esate priėmę viešpatį Jėzų Kristų, taip ir gyvenkite jame. Kolosiečiams 2 skyrius 6 eilutė. Atrodo, jog kai kurie jaučia būtinybę būti išbandytiems. Jie mano, kad reikia įrodyti viešpačiui, jog jų charakteris pasikeitė, prieš pretenduojant į Dievo palaimas. Tačiau jie ir dabar gali būti palaiminti. Jie turi turėti jo malonę, Kristaus dvasią, kad įveiktų silpnybės. Kitaip jie negalės atsispirti blogiui. Jėzui patinka, kai mes ateiname pas jį tokie, kokie esame. Nuodėmingi,
bejėgiai, priklausomi. Mes galime ateiti su visais savo silpnumais, nesupratimu, nuodėmingumu ir atgailaudami kristi jam po kojomis. Jam garbė apgaubti mus savo meilės glėbyje ir aprišti mūsų žaizdas, apvalyti mus nuo visų nešvarumų. Tūkstančiai klysta. Jie netiki, kad Jėzus atleidžia kiekvienam asmeniškai. Jie netiki Dievo žodžiu. Visi vykdantys sąlygas turi žinoti, kad dėl malonės atleidžiama kiekviena nuodėmė. Pašalinkite abejonės, kad Dievo pažadai nėra skirti jums. Jie skirti kiekvienam atgailaujančiam nusikaltėliui. Tarnaujantys angelai kiekvienai tikinčiai sielai atneša stiprybę ir malonę suteiktą per Kristų. Nėra nei vieno tokio nuodėmingo, kuris negalėtų rasti stiprybės, tyrumo ir teisumo Jėzuje, kuris mirė už juos. Jis laukia, kada galės nuvilkti nuo jų drabužius suteptus nuodėme ir apvilkti juos baltais teisumo rūbais. Jis siūlo jiems gyvenimą, o ne mirtį. Dievas nesielgia su mumis, kaip mirtingieji žmonės vienas su kitu. Jo mintys pripildytos gailestingumo, meilės ir švelniausios atjautos. Jis sako, tepalieka nedorėlis savąjį kelią ir nusidėjėlis savuosius kėslus. Te grįžta jis pas viešpatį, kad jo pasigailėtų, pas mūsų Dievą, nes jis labai atlaidus. Aš pašalinau tavo nusikaltimus, kaip debesį, ir tavo nuodėmes, kaip migla. Izaijo 55 skyrius 7 eilutė bei 44 skyrius 22 eilutė. Aš netrokštu nei vieno mirties. Tai viešpaties Dievo žodis. Grįžkite ir gyvenkite. Ezekielio 18 skyrius 32 eilutė. Šėtonas yra pasirengęs pavogti palaimintus Dievo pažadus. Jis nori iš sielos pasiimti kiekvieną vilties žybsnį ir kiekvieną šviesos spindulį. Bet neturite leisti jam to padaryti. Neklausykite gundytojo, bet sakykite, Jėzus mirė, kad galėčiau gyventi. Jis mane myli ir nenori, kad aš žūčiau. Aš turiu gailestingą dangiškąjį tėvą. Ir nors aš piknaudžiavau jo meilę, nors ir iššvaisčiau jo duotus palaiminimus, aš atsikelsiu, eisiu pas savo tėvą ir sakysiu, aš nusidėjau prieš dangų ir prieš tave, bei nebesu vertas būti vadinamas tavo sūnumi. Priimk mane kaip savo samdinį. Palyginime pasakojama, kaip klajūnas bus priimtas. Tėvas pažino jį iš tolo, labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo. Luko 15 skyrius 18-20 eilutės. Bet net ir koks bebūtų švelnus ir jaudinantis palyginimas, jis negali išreikšti begalinės dangiškojo tėvo užuojautos. Viešpats per savo pranašą skelbia, amžiną meilę aš pamilau tave, todėl nesiliauju tau reikštis ištikimą meilę. Jeremijo 31 skyrius 3 eilutė. Nors nusidėjėlis dar toli nuo tėvo namų, švaistydamas savo turtą svetimoje šalyje, tėvo širdis ilgisi jo ir kiekvienas sieloje kirbantis noras grįžti pas Dievą yra tik švelnus jo dvasios kvietimas, prašantis, maldaujantis, pritraukiantis klajoklį prie savo mylinčios tėvo širdies. Ar turėdami prieš save gausius Biblijos pažadus, leidžiate savo abejoti? Ar galite patikėti, kad kai vargšas nusidėjėlis trokšta grįžti, trokšta palikti savo nuodėmes, viešpats griežtai atstumia jį,
kad jis neateitų prie jo kojų su atgaila. Vykite tokias mintis. Niekas negali labiau pakenkti jūsų sielai, kaip toks supratimas apie dangiškąjį tėvą. Jis nekenčia nuodėmės, bet myli nusidėjėlį ir atidavė save per Kristų, kad visi, norintys būtų išgelbėti ir amžinai palaiminti šlovės karalystėje. Kokia dar stipresne ar švelnesne kalba galėjo būti išreikšta, norint parodyti savo meilę mums? Jis pareiškė: ar gali moteris užmiršti savo kūdikį, nepasigailėti savo sūnaus? Jei ji ir užmirštų, tačiau aš neužmiršiu tavęs. Izaijo 49 skyrius 15 eilutė. Pažvelkite į viršų, jūs abejojantys ir drebantys, nes Jėzus gyvena tam, kad užtartų mus. Šlovinkite Dievą už jo brangaus sūnaus dovaną ir melskitės, kad jis ne veltui mirė už jus. Dvasia kviečia jus šiandien. Ateikite, atidavę visą širdį Jėzui, ir galėsi sulaukti jo palaiminimų. Skaitydami pažadus, prisiminkite, kad jie yra neišpasakytos meilės ir gailesčio išraiška. Didžios begalinės meilės širdyje yra begalinė atjauta, atverta nusidėjėliui. Jame turime atpirkimą per jo kraują ir nuodėmių atleidimą. Efeziečiams 1 skyrius 7 eilutė. Taip, tikėkite tik, kad Dievas yra jūsų pagalbininkas. Jis nori atkurti savo dorovę žmoguje. Kai priartėsite prie jo, išpažindami ir atgailaudami, jis artinsis prie jūsų su gailestingumu ir atleidimu. Aš netrokštu nei vieno mirties, tai viešpats Dievas. Grįžkite ir būkite gyvi. Ezekielio 18 skyrius 32 eilutė.